Yra bent vienas video, kur žmogiškai pasakytų, ar vertas ar nevertas tas Guide Orion C. Tai tas video. Perkant termovizorių, svarbiausia vaizdo kokybė. Ir nors visi tie terminai Apex Vision 400 ant 300 ir visi kiti techniniai parametrai skamba gražiai, bet svarbiausia realybė. Paimkime ir pažiūrėkime. Nu visai neblogai, net kailį gali matyti, apie gyvūnų atpažinimą ir ragų nustatymą net nėra kalbos. Viskas aišku. Antras dalykas – svoris, nes nesinorės krautis visos artilerijos ant optinio taikiklio. Iš dydžio jau matosi, kad čia ne tas variantas, tik 285 gramai. Čia kaip mažas prožektorius tavo kišeniai. Arba maišelis guminuko, tik žmonai nesakykit, kūdinos. Dirbtinis intelektas, AMOLED ekranas, ryškumo algoritmai. Bet yra vienas dalykas, kurį noriu akcentuoti. Pilnai išjungtas prietaisas pasileidžia per 3 sekundės. Kas labai svarbu gamtoje, nes momentas nelaukia. Viskas čia gražu, bet kyla klausimas. O kur minusas? Gal baterija? Ogi ne, laiko 8 valandas. Drąsiai atlaikys porą medžioklių, o grįžus namo kartu su baterija dar ir telefoną pasikrausit. Ir galiausiai patvarumas. Atlaiko iki 6000 džiaulių. Tai tikrai nebijo rimtesnių kalibrų. Ir pritrauki. Ir būtent gali užakcentuoti 300 Winmax. IP67 sparumas. Lietus, rūkas, purvas ar net trumpas pasiplaukimas jam ne problema. Nežinau, ką reikėtų veikti 30 minučių ežere su termovizoriumi. Bet jei sugalvosit, jis išgyvens. Ir pabaigai kaina 1200 eurų. Galbūt galima būtų palyginti su naktinio matymo priedėlio ar net optinio taikiklio kaina. O mes važiuosim į medžioklę.